Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Saliamonas yra parašęs: vargas tau šalyje, kai tavo karalius yra jaunuolis. Panašiai ir pranašas Izaijas, numatydamas sunkius Judo laikus, pasakė, kad berniūkščius duos jiems valdovais, viešpataus sava valė užgaida. Šie žodžiai turėjo įsiminti tiems keliems dievbaimingiems izraelitams, kurie išgyveno daugiau nei 100 metų nuo nedorėlių karaliaus Manaso ir Amono valdymo ir dabar matė 8-mečio Jošijo įžengimo į sostą. Galbūt jie galvojo, ką gali padaryti vaikas. Ar neatėjo tautai Izaijo pranašauta pabaiga? Savo valdymo metu 16 Judo karalius įrodė, kad viešpaties pranašystė susijusi su jo tauta yra sąlyginis. Ir jei Jošijas savo valdymo metu būtų sekęs savo tėvo ir senelio keliais, tai Babilono nelaisvė būtų nutikusi jau jo gyvenimo metu. Bet kaip sakė pranašė Hulda, šios nelaimės neįvyks valdant Jošijai, nes jis nusižemino prieš Dievą. Antroje metraščių knygoje 34 skyriuje skaitome: Jošijas buvo 8 metų, kai tapo karaliumi ir karaliavo Jeruzalėje 31 metus. Jis darė, kas dora viešpaties akyse ir ėjo savo protėvio Dovydo pėdomis, nenukrydamas nei į dešinę, nei į kairę. 8 savo karaliavimo metais, dar jaunuolis tebebūdamas, jis pradėjo ieškoti savo tėvo Dovydo dievo, o 12 metais pradėjo valyti iš Judo ir Jeruzalės aukštumų alkus, šventuosius stulpus ir drožtus bei lietus stabus. Jam prižiūrint buvo sugriauti Balo aukurai, sutrupinti ant jų stovintis smilkalų aukurai. Šventieji stulpai ir drožti bei lėdinti stabai buvo sudaužyti, sutrinti į dulkes ir išbarstyti ant kapų žmonių atnašavusių jiems aukas. Taigi 18 savo valdymo metais, kai Jošiui buvo 26, išimant viešpaties namams paaukotus pinigus, kunigas Hilkijas rado viešpaties įstatymo duotą per Mozę knygą. Tada Šafanas iš jos perskaitė karaliui. Išgirdęs įstatymo žodžius, karalius persiplėšė drabužius, nes matė, kaip jų gyvenimas skiriasi nuo to, kas ten parašyta. Saliamonas rašė: be apreiškimo žmonės žūksta, bet tas, kuris laikosi įstatymo, laimingas. Dievo planas Izraeliui buvo toks, kad kartą per 7 metus, palapinių šventės metu, visi žmonės, vyrai, moteris ir vaikai rinkdavosi Jeruzalėje ir klausydavosi skaitomos penkiaknygės, kad jie išmoktų bijoti viešpaties ir vykdytų visus įstatymo žodžius. Tačiau Manaso ir Amono laikais tiek ši tvarka, tiek pati įstatymo knyga buvo užmiršti. Iš ko tada sėmėsi jėgos Jošijas ir ko remiantis jis darė tokius darbus, apie kuriuos mes skaitėme, naikino stabmeldystę. Tikrai nuostabu, kad būtent Jošijas, užaugęs nedieviškoje aplinkoje, nusprendžia sekti Dievu. Galbūt, neturėdamas priėjimo prie įstatymo knygos, galbūt tuo metu, kad vienintelis apreiškimas apie Dievą, kurį karalius galėjo gauti, buvo pranašų žodžiai. Šventas raštas pasakoja apie mažiausiai 3 pranašus Jošijo laikais. Pranašė Hulda, pranašas Jeremijas, kuris pradėjo pranašauti, kai Jošijui buvo 21 metai, ir pranašas Sofonija, kuris karaliaus giminaitis išpranašavo Jeruzalės sunaikinimą. Pranašai vedė Jošiją Dievo keliu. Ir kai atsirado įstatymo knyga, ji buvo atrasta. Viskas sustojo į savo vietas. Karalius padarė taip, kad įstatymo knyga taptų prieinama visiems. Karalius nuėjo į viešpaties namus drauge su visais Judo žmonėmis, Jeruzalės gyventojais, su kunigais ir levitais, su visais žmonėmis jaunais ir senais, ir jiems girdint perskaitė garsiai visus žodžius sandoros knygos atrastos viešpaties namuose. Stovėdamas savo vietoje, karalius sudarė sandorą viešpaties akivaizdoje sekti viešpatį, laikantis jo įsakymų, įsakų ir įstatų visa širdimi bei visa gyvastimi ir įvykdant šioje knygoje įrašytus sandoros žodžius. Taip jis įpareigojo visus gyvenančius Jeruzalėje ir Benjamine. Jeruzalės gyventojai elgėsi pagal Dievo, savo protėvių Dievo sandorą.
Tikrai Jošijas daug ko pasiekė savo reformą. Visą gyvenimą jo ištikimas pavyzdys ir įkvepiantis bei energingas vadovavimas motyvavo žmonės eiti viešpatės keliais. Tačiau reikia pripažinti, kad ilgalaikės reformos nebuvo. Blogis buvo taip giliai įsišaknyję žmonių gyvenime, kad jie susilaikė nuo atviro atsimetimo tik tol, kol pats karalius rodė jiems tinkamą pavyzdį. Viešpats kalbėjo per Jeremiją. Judas negrįžo pas Dievą visą širdimi, o tik apsimetęs. Jeremijo 3 skyrius. Todėl, brangus draugai, Judo liūdna pabaiga buvo tik laiko klausimas. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.